Sekantis mūsų epizodas apie statybų procesą, apie pačią pradžią. Mes pasirinkome metodą, kaip mes tą statysim pastatą ūkio ar savarankiškai, rangos būdu. Dažniausiai startas prasideda nuo žemės darbų, tai yra paruošimas sklypas pamatų įrengimui, supilamos tam tikros pagalbės inertinių medžiagų. Šiam darbui jūs turite turėti kažkokį tai rangovą, statybininką su technika, nes rankom mažai kas dirba šiai dienai. Įsivaizduokit, jūs turite sklypą, jį reikia nukasti, pašalinti juodžemį, atidengti, nežinau, ten apatinis sluoksnis yra molis, kitoks gruntas, užpilamas smėlio žvyro mišinys, sutankinama, paruošiama pamatų įrengimui. Gali būti, kad ir nieks neužpilama, surėžiami poliai, tada yra užpilama. Tai čia yra parenkama metodika, jau čia statybos vadovas nuspręs pagal jūsų grinai pavyzdį, kaip jūs ką ir darys. Pamatai būna kelių tipų, pamatai nustatomi pagal žemės gruntą, daromi geologiniai tyrimai projektavimo metu ir tada projektuotojas, konstruktorius dažniausiai parenka pamatų tipą. Gali būti plokštuminiai, poliniai, čia pagal gruntą. Jeigu pas jumis ten sklypas, kur yra molis, tai dažniausiai parenkami polių, tai tam tikrą žingsnį įsigrėžia poliai, tam tikro gylio pagal geologiją sudedama armatūra. Jeigu taip ūkiškai kalbant, tai išgręžiama skylė, dedama armatūra, užpilamas betonas, polinis pamatas, tai dažniausiai būna juostiniai vadinami pamatai, tai yra kaip po poliais formuojama juosta, rostverkas, kai skydų arba dažnai šiuo atveju liktinių pamatų, tai iš apšiltintų medžiagų poliestireno susiformuojamos dėžės, į tas dėžės sudedama armatūra ir užpilami pamatai. Tai reiškia, mes turime juostinius pamatus. Plokštuminiai pamatai, kai būna ruošiama betonuoti plokštę. Dažniausiai tokie plokštuminiai pamatai naudojami ten, kur nestabilus gruntai, kur gali būti, kad reikia visą plokštumą spausti. Seniau būdavo blokiniai pamatai, bet labai retai dabar kada naudojama, kada iškasama skatlavanas ir sudedami blokai. Tai labiau tarybų gal laikais, senesniais mūsų laikais buvo naudojami. Daugiau aukščių yra senųjų pastatytų, bet mažai naudojama. Ir atlikus pamatus, kas liečia populiariausius juostinius pamatus, į vidų pripilama gruntas, sutankinimas iki projektinių reikalavimų ir tada daromi kiti procesai. Dažniausiu atveju pamatus daro specializuotos kompanijos, rangovai, brigados, kurie užsiema pamatais. Tai mano rekomendacija kreiptis į tokius, kurie daro ne 100 pamatų per metus, tai tikrai neprašausit. Ir pagrindinė taisyklė tai yra atsižvelgti į geologiją. Dažnai būna, kaimynas gręžia 2 metrus ir mes gręšim 2,5 metrų. Negalima taip, tada galimi pamatų prasėdimai, atsiranda trūkiai, netolygus tie sėdimai. Turite suprasti, kad vis apdailą perdažyti sienas jūs galite be problemų, bet pamatų jūs nepakeisite. Vienas iš esminių dalykų statant namą tai yra konstrukcijos pamatai ir visos kitos. Ir jau šitame procese turi dalyvauti statybos techninės priežiūros vadovas, kuris stebės, patars, pasakys.